Pažiūrėkit, kokį užkandį parodysiu, pasidalinti, kokį užkandį labai mėgstu ir kurį turėtumėt pamėgti ir jūs. Rauginti kopūstai. Turbūt girdėjote apie tą raugintų kopūstų naudą, tikram lietuviui nereikia raugintų kopūstų pristatinėti. Labai daug yra medžiagos, internete galite pasiskaityti, tai va čia maždaug taip įsidedu, tarp 100 ir 200 gramų raugintų kopūstų, užsipilu alyvuogių aliejaus, va, ir turiu puikų užkandį. Tiek alyvuogių aliejus, tiek raugintų kopūstai yra vieni iš naudingiausių, mums yra labiausiai prieinamų, taip nebrangių tokių dalykų. Ir čia va dabar suvalgysiu šitą, čia yra vos ne visos dienos norma C vitamino, K, B grupės vitaminų, čia daugybė vitaminų. Ir žinoma, alyvuogių aliejus, kurią mes suvartojam tikrai per mažai. Tos vadinamos pačios veikiausios viduržemio jūros dietos vartotojai, tie žmonės, jie kažkur skaičiau, jie suvartoja maždaug po 2 litrus gal į mėnesį, 25 litrai žmogui į mėnesį, įsivaizduojate alyvuogių aliejaus, tai jie ten gerte geria. Kokie alyvuogių aliejai naudoti, čia jau yra atskira tema, atskiras klausimas, todėl, kad jis turi šitokią paklausą, yra labai daug nesąmonių ten su juo, labai daug gali prisipirkti. O rauginti kopūstai geriausiai pas bobutę, pas ūkininką kažkokią, pasižiūrėkit, susiraskit. Bet va čia yra tokia vitaminų bomba, čia bus ir sotu, ir gerai, ir mano imuniniai sistemai, virškinimo sistemai. Aš va dabar šitą suvalgysiu, pasidarysiu ką nors daugiau. Va,